Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tą istoriją, kurią dažnai mes tik ir pradedame užrašinėti iš kokių 30-35 metų atstumo. Jūs pakviečiau kaip liudininkę to laikotarpio, kai menas Lietuvoje pradėjo darytis toks, koks ilgus dešimtmečius negalėjo būti. Tai tie meniniai, kultūriniai procesai, kurie pradėjo vykti su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu, turėjo daug eksperimento savyje, turėjo visai kitas temas, dažnai negu tai, kas galėjo viešai egzistuoti kaip menas iki tol. Tai pradžioje gal ir norėsiu papasakoti apie tą labai neseną, bet tuo pačiu jau ir gerokai praeitie esantį laikotarpį, kaip Lietuvoje atsirado tas menas, kurį dabar laikome šiuolaikiniu. Ką yra turbūt svarbiausia žinoti šiandien apie tai galvojant. Šiuolaikinis menas Lietuvoje neatsirado 90-ais ar 91 metais. Jei pasižiūrėtume į to laiko fotografiją, Algirdo Šeškaus, Alfonso Budvyčio, taip pat su postarsu ir savarankiškai dirbusio Zinkevičiaus fotografijas, performansus ir taip pat ir be Gintaro Zinkevičiaus kitų postarso narių veiklą, tokia labai tarpdisciplininė, kuri pradėjo formuotis ir jau praktiškai buvo žinoma bendruomeniai 90-metį arba sandūroje, tada pamatytume, kad tikrai tai nebuvo toks, kaip pasakyti, nežinomų kraštų grybas išdygęs Lietuvoje 10-ojo dešimtmečio pradžioje. 10-ąjį dešimtmetį gana greitai tuos visus menininkus sugriebė toks savitas vakarietiškas kablys. Tai yra, turiu omeny, kad vakarų kuratoriai, institucijos tikėjosi ir norėjo pamatyti rytų ir vidurio Europos, taip pat ir Lietuvos šiuolaikinio meno kūrėjų darbuose tą tokią būtinai pereinamąją postkomunistinę būklę. Bet juk buvo menininkų, kurie nesidomėjo vien šitą, sakytumei, socialinės tranzicijos ar politiniais klausimais. Buvo menininkų, kuriems labai rūpėjo identiteto tema ar pagaliau medijų, ta prasme, galimybių vienoks ar kitoks išbandymas. Taip kad veikiau į tą 10-ąjį dešimtmetį turbūt reiktų žiūrėti kaip į tokį, verdantį katilą, kuriame sukasi kažkas kilę viduje. Galvoju, būtų verta turbūt ir parodose išbandyti, kaip atrodytų tas dalykas, įtraukti eksperimentinę muziką ir partitūras. Lietuvos kompozitoriai vieni iš pirmųjų beje ėmėsi organizuoti ir happeningus, kaip pamenam Anykščių happeningų festivalį, kuris irgi 90-mečio pabaigoje buvo pradėtas rengti, taip pat įtraukti eksperimentinės teatro formas. Ir manau, kad mūsų tas palikimas avangardo arba tokių, artėjančių lyg avangardo apraiškų iš ankstesnių dešimtmečių, jisai būtų toks tikrai solidesnis, tvirtesnis. Iš tikrųjų, tas besimaišančio katilo vaizdinys labai skatina mąstyti apie tai, kaip mes pačią istoriją suvokiame. Ir kada atsitinka taip, kad atsiranda siena tarp kažkokių dešimtmečių judėjimų, procesų ir net žmonių, kurie iš tikrųjų labai organiškai juda tarpusavyje. Man įdomu jūsų paklausti, ar jūs identifikuotumėte kažkokį kūrinį, procesą, judėjimą, apie ką šiandien galvojant, atrodo, kad tas kūrinys pataikė į kažką dar kito, negu taikėsi dabar. 10-asis dešimtmetis buvo, sakyčiau, tokia ir gal dar pati 21 amžiaus pradžia, toks utopinės galvosenos laikas. Mat galvota, kad galios mechanizmai, spaudimas menininkui, jis yra susijęs tik su totalitarinėm valstybėm. Ir galios kritika, ji
pasiteisina tuomet, kai kalbam apie aną sistemą. Na, galbūt dar apie pereinamojo laikotarpio sistemas, apie tokias hibridinės, kartais, kaip pasakyti, veikiančias pagal seną, reiškia, tvarką, bet apsimetančias, kad jau jos tarsi yra naujos. Bet praėjus, jau ne tiek metų, kiek dabar, bet sakyčiau, 14 metų tapo aišku, kad menininko ir galios struktūrų klausimas, jis toli gražu nepasibaigė su sovietinės valdžios žlugimu. Pradėta matyti, kaip galią palaipsniui sutelkia rankose įvairios institucijos, kaip pagaliau kapitalas, rinka ir meno rinka, kaip galios veiksnys pradeda labai stipriai, ta prasme, veikti. Tai man atrodo, kad įvairių menininkų kūriniai, kurie, tarkim, 10-metį kalbėjo apie jėgą, galią, galimą, ta prasme, konfliktą šitame galios diskurse. Pradėkim nuo Mindaugo Navako. Didžiagabaričių šitų darbų, spaudžiančių, slegiančių, netgi gąsdinančių fiziniais savo parametrais. Ir pagaliau, prisimenu, štai čia Šiuolaikinio meno centre buvo eksponuojamas Deimanto Narkevičiaus kūrinys, jis jį dažnai prisimena pats, kuris pakvietė gatvės menininką įrengti savo kūrinių ekspoziciją ir parodyti ją čia tuomet jau autoritetą įgijusiojo institucijoje, keldamas klausimą, tai kas vis dėlto yra menininkas. Ar tas, kuris tiesiog dirba, pagaliau gal jaučia kažkokį pašaukimą, reiškia nuolat kurti, ar tas, kuris jau čia meno institucijoje yra pristatomas arba, tarkim, išvežamas į kokią galerijų mugę, kaip tokios vyko Artūro Railos organizuotos tokios performatyvios akcijos, kuomet vietoje jo į vieną ar kitą parodą jis išsiųsdavo menininkę Vitą Zaman, kuri atstovaudavo jį kaip Lietuvos menininką, nes menininko nuomonė atitiko įvaizdį lietuvės menininkės tuo metu. Tai tas, man atrodo, yra labai įdomu ir tai iš tikrųjų yra toks fundamentalus pokytis. Dialogas su galia ir su jos skleidimosi arealu, man atrodo, būtų štai vienas iš pavyzdžių. Aš pati galvojau apie meno kompleksiškumą ir apie tai, kaip mes galime matyti labai konkrečius pavyzdžius, kaip tam tikros sudėtingos sąlygos gali jį riboti. Ir dažnai įprastas pavyzdys to būtų, tarkim, stipri visuotinė cenzūra, kuri labai riboja, kas gali būti pasakyta eteryje ir kas gali būti matoma. Bet demokratiniuose procesuose mes galime ne taip lengvai įžiūrėti tuos slypinčius niuansus ir meno pavojus. Ir kaip jūs irgi pastebite, globalioje meno scenoje įvairių atspalvių kapitalizmo kritika yra labai gyva ir dabar. Ar mes turime jėgų, kurios galėtų potencialiai riboti menininkus dabar arba netolimoje ateityje? Pats viena vertus nekalčiausias, o kita vertus kalčiausias faktorius tai yra pinigai. Institucijos, kurios yra finansuojamos arba valstybės lėšomis, arba privačių rėmėjų lėšomis. Taigi vienokios ar kitokios institucijos gaunančios finansavimą iš vienų ar kitų šaltinių neretai susimąsto apie tai, kokią politiką arba kokią poziciją atstovauja viena ar kita institucija. Menininkas be jokios abejonės gali nesutikti dalyvauti tokiame projekte, kuriame jis jaučia
na, jeigu ne cenzūrą, tai tokį, sakytumai, pristabdymą, ar ne, kuris gali reikštis. Ir jis gali reikštis būtent dėl to, kad kiekviena ateinanti nauja politinė valdžia, ji turi savo prioritetus kultūros politikoje ir tas neretai atsispindi finansuojamuose projektuose. Manyčiau, kad tokios radikalios cenzūros per finansavimą gal ir nedaug būna, bet šiokio tokio pristabdymo įvairios institucijos, manau, kartais pritaiko. Tai viena. Antra, tai be jokios abejonės yra įvairūs karšti dabar esantis konfliktai. Karai, ta prasme, įvairios suirutės ir turim čia ir čia pat, greta Lietuvos, Ukrainos ir Rusijos karą, tai matom ir dabar dar vis kažkokių išnyrančių debatų ir dėl Rusijos menininkų, kartais ir labai kritiškai nusteikusių Rusijoje nebegyvenančių menininkų kūrybos pristatymo Lietuvoje ar kitokių panašių aplinkybių. Lygiai taip pat matom aštrią, karštą situaciją artimuosiuose rytuose, kur menininkai taip pat gali turėti skirtingas pozicijas ir požiūrį į ten vykstančią, tikrai tiesiog dramatišką, besiklostančią situaciją. Tai manau, kad karštoji politika yra irgi, jei nori, ta karštoji bulvė, kurią taip kartais yra nepatogu laikyti rankose ir institucijoms, ir didelėms, ir mažoms, norėčiau pasakyti, institucijoms. Turbūt, turint sudėtingą istoriją, yra sunku neturėti sudėtingo meno. Jis tikriausiai toks bus, bet atrodo, kad kažkoks kūrinys, kuris bando tarsi niuansuočiau prieiti prie tam tikrų fundamentų, gali būti labai nesuprastas arba sukelti net kažkokią trauminę reakciją, kad jeigu tai pavyzdžiui yra kūrinys apie sovietmetį ir jis nėra konkrečiai apie tai, kaip tai buvo tik blogai, tai galbūt tai išlovina kažkokį tai režimą ar patirtį, kuri buvo skausminga ištisom kartom žmonių. Kaip gyventi su sudėtingu menu visuomenėje, kuri nori, kad pagaliau būtų šiek tiek lengviau ir šiek tiek gal geriau. Diskusija, aštrumas požiūrio, galbūt toks principingumas požiūrio yra svarbus tam, kad kūrinys pradėtų kaupti savo vertę, sakykime taip. Manyčiau, kad greta to, greta diskusijos, kuri galimai užverda šitais klausimais socialiniuose tinkluose, vis dėlto labai svarbus yra to kūrinio platesnis matomumas. O platesnį matomumą ir galimai vėlesnį to kūrinio gyvenimą, sakyčiau, kad jis neliktų tik tai socialinių tinklų diskusijoje, užtikrina ir įvairūs kiti faktoriai. Visi tie kiti faktoriai šiandien jau irgi yra kritikos objektas, kai kalbam, pavyzdžiui, apie tokį reiškinį kaip dėmesio ekonomika, ar ne, kad egzistuoja tam tikri mokslininkų, meno kritikų įvardyjami tokie informacijos agregatai, kurie padeda tam žinomumui kūrinio augti. Ir tai yra ir įvairūs žurnalai, yra ir įvairūs, sakyčiau, įtakingų kuratorių, tinklalaidės kokios nors. Bet be jokios abejonės tai yra ir reikšmingos parodos. Ir tos reikšmingos parodos visgi dažniausiai būna institucijose, kurios jau kažkokie yra apsibrėžusios, savo identitetą, menininkus, su kuriais dirba, problematiką, kurią skleidžia ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jeigu kūrinys yra ir labai diskutuotinas, ir labai verčiantis
persukti smegenyse galimai jau rutininiu tapusi požiūriu, bet jeigu jis lieka nepamatytas plačiai, jis tuomet yra, kaip pasakytų Derrida, jo vertė yra atidedama. Jis tikriausiai kada nors bus pamatytas, iškeltas, vėl įvertintas, naujai įvertintas ir taip toliau, ir taip toliau. Nepaisant to, kad yra daug daugiau tų agregatų, daug jų agregatų, tų agregatų, man atrodo, kad toks įvairių minčių, skirtingų požiūrių gausybė, ji į tokį kartais sudaro tokį rūką, kuriame kartais net sunku ištraukti, reiškia, tikrai vertingai duriantį klausimą, prasmingai duriantį klausimą šiuolaikinėme mene. Tai, kas labai pasimato, tai turbūt yra tai, ką kažkokiu būdu tie vadinamieji agregatai, tarkim žiniasklaida, susieja su vienokiom ar kitokiom politiniam konotacijom. Tai būtų turbūt tas Salomėjos Nėries paminklo nukelimo atvejis, kuris tikrai galėtų būti paliktas ramiam apsvarstymui. Ir kas yra Salomėjos Nėries lyrika ir kokia vis dėlto tikroji Salomėjos Nėries biografija. Ir kas yra Vlado Vildžiūno paminklas stovintis tenai. Ta viską galima aptarti ramiai, įsiklausant vieniems į kitus ir nekeliant tokios bangos, kuri veikiau yra tokių tam tikrų, galbūt net su partijomis susijusių, ta prasme, politinių pažiūrų, tokia konfrontacija, reiškia, kuri yra. O tiek meno profesionalai, tiek žiūrovai, dalyviai šiandieninio gyvenimo, manau, jie ir toliau turės tokių įvairių nuomonių, kurios sudarys tą mano tokį vadinamąjį rūką, kuris kažkaip neišskiria kokių, 5 svarbiausių klausimų, reiškia, o tų klausimų gali būti labai daug. Iš tikrųjų, tame nuomonių rūke, galvojant, pavyzdžiui, konkrečiai apie Salomėjos Nėries figūrą, net tokį kaip personažą norisi sakyti, nes ji tarsi tarsi virsta kažkokia fikcija visų tų debatų viduryje. Aš pati esu baigusi Salomėjos Nėries gimnaziją ir su ta lyrika turėjau turėti vis įtvirtinamą santykį. Ir esu pagalvojusi apie tą paminklą irgi, kad viena iš jo perskaitimo galimybių, ar galbūt net perrašymo galimybių, tai kodėl tai negali būti paminklas vienišoms mamoms ir moterims, kurios turėjo vienos auginti vaikus, galimai labai sunkiomis sąlygomis ir galimai daryti pasirinkimus, kurie nežinia, ar joms patiko. Aš šitame nuomonių rūke irgi galvoju, kad būtent tos nutylimos istorijos ar tos, kurių nepasivarginama perskaityti, ar kurios kažkokiuose didžiuosiuose partijų ar kažko siekiančiųjų naratyvuose galbūt nėra tokios naudingos, jos gali būti tie aštrieji, duriantys aspektai, atskleidžiantis kažkokią tai kitą pusę. Be jokios abejonės, visiškai pritariu tam, bet ar tai nerodo, kad nebėra tų kelių tokių, kaip čia pasakyti, stipriausių keliamųjų kranų, kurie tą kitą turinį nesusijusi su, tokiomis, sakytumei, viešomis politinėmis diskusijomis, imtų ir pakeltų, ta prasme, į viršų
ir taip autoritetingai iškeltų į viršų. Tiesiog jų pasidarė labai daug, jų pasidarė labai įvairių. Žmonės ir Lietuvoje, ir pasaulyje tiesiog fragmentavosi visuomenė į daug tų skirtingų, ta prasme, požiūrių. Ir susitelkti ir, ta prasme, pakelti viršų kai kurios dalykus darosi sunkiau, negu tai buvo pavyzdžiui, 10-ąjį dešimtmetį. Tai ar negali būti taip, kad jeigu mes norim veikti taip, kaip stiprus kranai, tai turim tada galvoti apie tai, kas yra adresatas tos žinutės, kurią norim, ta prasme, perduoti. Nes aš manau, kad menininkai, kurdami, kad ir labai aštriai diskusinius kūrinius, juk jie ne savo bičiuliams skiria, reiškia, ir artimiesiems. Jie tą klausimą kelia iš esmės jį kelia, galbūt rizikuodami ir suklysti, nes menininkas, kaip ir bet kuris kūrėjas, jisai gali klysti, gali galvoti į priekį. Tai visos institucijos turėtų kelti klausimą, kas yra adresatas tos, kaip pasakyti, diskusijos turinio, ko siekiama tuo, ir tada galbūt, ta prasme, ir kažkoks atsakymas palaipsniui formuosis, ir formuosis jisai ne tik tai, taip vis-a-vis, veidas į veidų šnekant su bičiuliu, arba su menininku, kurį gerai pažįsti ar mažiau pažįsti, bet ir tokiam platesniam rate.